Gerą vakarą, mėly futbolo sirgaliai. Turtingas vakaras šiandien svarbiomis rungtynėmis Lietuvos rinktinėms. Berkas Karapo įmeta kamuolį iš už aikštelės ribų. Čia pirmasis smūgis į mūsų vartus ir įvartis. Kyla arbitro ranka, rodant į aikštės vidurį. Netikėtas ankstyvas knockdownas, visi dairėsi į šoninį arbitrą, tikėdamėsi nuošalės ir 60 rungtynių sekundę pasižymi Turkijos ekipa. Neįtikėtinai greitai realizavo savo meistriškumo pranašumą. Berkajus Ilmazas, Nürnberg, Vokietijos klubo atstovas. Čia jau baudos aikštelėje varžovai ir iš labai aštraus kampo kerta į mūsiškių. Praėjusį penktadienį Kroatija kapituliavo 0-4 dvikovoje su kroatais. Čia Darijušas Stankevičius ir vos kelių centimetrų pritrūko jis, kad prasimestų kilmės paiešką. Ypač jaunesnės amžiaus grupėse tikrai tokių yra daug. Čia rikošetu kamuolys galėjo sukelti pavojų. Dabar ir skersas perdavimas, smūgis ir Julius Virvilas visą aukštą perdavimą. Gudelevičius atmeta Stankevičiui, koks šūvis ir įvartis! 1-1. Domantas Šluta švenčia smūgį spurdėjusi vartų tinkle, 75 minutė. Štai taip rodo charakterį Lietuvos jaunimo rinktinė. Puikiai įžaistas baudos smūgis poziciniu puolimu. O dabar jau teks šturmuoti lietuvių vartus ir tas šturmas iš karto subrandina vaisių. Praėjus vos vienai minutei turkai lygina rezultatą ir tas pats Ali Habešoglu švenčia savo dublį. Labai apaudžiai išsprūdo persvarą lietuvaičiams, nespėjome net dorai pasidžiaugti. O jau ritasi dar viena lietuvaičių atakos banga. Šlutos perdavimas. Murzilauskas kamuolio nepasiekė. Kurie keliose epizoduose lyg ir mėgino suvaidinti pražangą, bet turkams visko jau pakanka. Jie triumfuoja 2-1.